Labas, aš esu Miglė iš kosmetikapasaka.lt ir šis video bus skirtas besilaukiančioms mamytėms. Jame parodysiu, kaip paprastai namų sąlygomis pasigaminti kūno kremą nuo strijų, kad jūsų oda išliktų elastinga ir nesutrukinėtų. Strijos ar odos įtrūkimai yra dažna nėščiųjų problema. Vienoms odai trūksta jau galbūt 4 nėštumo mėnesį, kitoms vėliau 7 ar dar vėliau, kada oda labiausiai tempiasi, kada labiausiai auga svoris. Tad tai yra labai individualu ir norint išlaikyti lygią ir gražią odą, reikėtų jau nuo 3 kažkur tai nėštumo mėnesio pradėti ją tepti specialiais kremais. Bet aišku, nesinori tepti ant savo odos, kuris saugo patį brangiausią turtą bet ko, ką galima rasti parduotuvėse, kur yra pilna įvairių kenksmingų ingredientų. Todėl jums siūlau pasigaminti natūralų ir sveiką bei jūsų odą apsaugantį kremą. Tad vienas būdas pasigaminti kremą yra labai paprastas. Tai reikia sviesmedžių ir kokosų aliejaus. Tad dedame 5 ml sviesmedžių aliejaus. Jis yra kietas. Dėsim dar 5 ml. Aš matuoju, kadangi aliejus yra kietas, jį matuoju tokiu specialiu 5 ml dydžio, matuokliu. Matuosime dabar kokoso aliejaus tiek pat. Ir šiuos 2 aliejus reikės tiesiog sumaišyti. Jeigu tai būtų vasara, tai kokoso aliejus būtų skystas ir maišyti galima būtų tiesiog, jų net nešildant. Jeigu aliejus yra kietas, šaltesniu metų laiku, šiuos aliejus galima įdėti į karštą vandenį ir tiesiog šildant tame vandenyje maišyti, kol jie ištirps ir susimaišys į vientisą masę. Taigi sudedam aliejus ir juos dedu į puodą, kad jie ištirptų. Tokį kremą, dar kitaip galima jį pavadinti kūno sviestu, reikėtų tepti po dušo ar po vonios procedūrų ant šlapios odos, kad jis įsigertų geriau, nes jeigu teptumėm sausą odą, tai liktų toksai riebumo sluoksnis ilgesnį laiką ir negalėtume iš karto dėtis drabužių. Tad man pačiai labiau patinka sudėtingesnis būdas kremo gamybos, kada kremas toksai pagamintas įsigeria į odą iš karto. Tad be šių aliejų tada mums reikės dar koloidinio sidabro. Jo taip pat pilame 10 ml. Koloidinis sidabras veikia kaip konservantas, nes neleis mūsų kremai sugesti. Taip pat pilame 10 ml levandų hidrolato ir supilame į indelį. O į mūsų aliejų dar reikės įdėti 2 ar 2,5 gramo emulsinio vaško, kurį pasisversime su svarstyklėmis. Emulsinis vaškas reikalingas tam, kad jisai sujungtų vandenį su aliejumi. Taigi įpilame vaško. Na štai, aš įpyliau 2,3 gramo. Dedame toliau šildyti. Kartu šildome ir mūsų hidrolatą su sidabru. Į šį kremą taip pat dar dėsime 10 ml alavijo gelio, bet jį dėsime jau, kai sušils tiek vandeninė dalis kremo, tiek aliejinė. Tas 2 dalis reikės pamatuoti jų temperatūrą, kad tai būtų vienoda, kai jų vaškas išsilydys. Ir pilsime į aliejų vandeninę kremo dalį, pilsime iš lėto ir maišysime, kol konsistencija pasidarys tokia kaip kremo. Štai čia po truputėlį viskas lydosi. Tad sumaišius
Sumaišius ir gavus jau kremo konsistenciją, tada dėsime 10 ml alavijo gelio ir dar įlašinsime 5 lašelius levandų eterinio aliejaus. Levandų eterinis aliejus turi raminamą poveikį, taip pat padeda atsipalaiduoti, todėl jis labai tinka mūsų odai. Ir dar ką norėjau vos nepamiršau pasakyti, kad jeigu šį kremą naudosite pirmą nėštumo trimestrą, tuomet geriau nedėkite eterinio aliejaus, nes jis gali iššaukti įvairias nemalonias kažkokias tai komplikacijas ar panašiai, net gali ir persileidimą iššaukti, tad jį galima naudoti tik nuo antrojo trimestro. Ir vėliau jisai jau tampa kaip ir labai geras pagalbininkas, jį galima net ir garinti namuose, nes tas kvapas jūs ramins ir padės atsipalaiduoti. Šį kremą, kaip ir minėjau, galima naudoti ant sausos odos, jis lengvai ir greitai įsigers. Ir aišku, reikėtų nepamiršti, kad be kremo, norint išlaikyti gražią ir sveiką odą, reikia dar 2 dalykų, tai sveikos mitybos ir sporto. Sveika mityba reikalinga tam, kad daugeliui mamyčių sakoma, kad dabar jau reikia jums valgyti už 2. Bet už 2 tai nereiškia, kad valgyti 2, tai reiškia, kad valgyti 2 kokybiškesnį maistą. Taip pat reiktų nepamiršti sporto, o nėščiosioms labiausiai tinka joga ir baseinas. Tad kągi rekomenduoju naudotis visas 3 priemonės, tai yra lankyti baseiną arba jogos studiją arba galbūt aerobiką, sveikai maitintis ir tepti pilvuką bei kitas vietas, kurios labiausiai pilnėja jūsų pačių pasigamintų kremų.